Lenkuose gavau pranešimą, kad šiandien ir rytoj galimas lietus, tokia šlapdriba ir slidus kelias. Nu va, linksma bus. Kaip jau mašinukas. Poledinis. Tai šitą biškį apvaliau. Kiek ledo nuo mašinos. Tai tik tam būsiko. Tai dar ne viskas čia. Tai dar neaišku, kas ant stogo dedasi. Per 8 metus dar taip prastai nebuvo. Čia 70 važiuoji, tai kaklą įtrauki, šitoj 50 slinksi. Grįžau aš iš reiso, mašina ledinė, reikalą pasivaliau, dabar iš vis nieko nebematysiu. Tai šitą buvo ledo skulptūra, kol aš ją čia atidaužiau tą langą čia nais, šakės, nu bet nieko atidaužiau. Tai ačiū Dievui, kad aš nesu Chrysleriu, o su Toyota ta mažytė. Tai ir stoga lengvai, o ten ant stogo storis ledo. Tai jeigu ten būtų Chrysleris, aš čia būčiau, nežinau, numirusi, kol aš jį daužysi. Įsivaizduokit, stogo nepasiekė. Dar daug labai daužyti, čia tai nors mažai, nedaug, dar viską pasiekė. Tai dar čia pusiau nudaužiau čia. Galiniai visi stiklai dar užšalę, jau nebelaukiau. Ten galvoju vis tiek, tenai ploni tie ledai, jeigu pradės krist, nieko ten nebus. Svarbiausia buvo nuo stogo, nuo kapoto, kur ten patys storiausi buvo ir nuo to priekinio stiklo. Ten buvo storiausias tik tie ledai. Nuvažiavau beveik, praktiškai 2000 kg, non-stop. Bet iki Suvalkų tik tai traukiau. Buvau pavargus nuo tokios įtampos, bet kelias geras, buvo kaip nekeista. Tai beveik prie Suvalkų smigau aš tenai valandai, bet valandą užmigau, galim sakyti taip, rudenį. Pabundu, tai gerai, kad dar neužpustė. Jau žiūriu prisnigę ir pašalį dar lyja. Nugavau per valandą laiko pasikeitė oras. Bet nieko, dar kažkaip vis tiek normaliai važiavosi, paskui biškį Lietuvoje pagerėjo. Tai taip pasisekė, kaip sakant, su oru.
dabar įdėsiu video, kaip sekėsi tam Hamburgui, tam važiuoti, kokie keliai buvo. Tai va, greičiau ta žiema baigėsi, nes jau svarbiausia, kai ateinu prie mašinas, kad pirmiausia, ar atsidaro duris, ar neužšalia, bet aš galvau, aš neįlipsiu mašiną, nes tiek tokia ledinė, čia aš tikrai spynos neatrakinsiu. Ir taip dariau, taip pat vos neišvirtau už klumpį, nes aš nesitikėjau, kad neatsidarys, tai tai atsidarė lengviausiai. Ir paskui antrą misiją užvesti, bet irgi lengvai užsivedė ir dabar, kaip sakant, važiuojam.